Su jumis vėl sveikinasi laida Krepšinio savaitė, tad metas apžvelgti svarbiausius praėjusios savaitės krepšinio įvykius. Vilniaus Rytas prasidedant prieš paskutinį rungtynių minutę turėjo 4 taškų deficitą, bet sugebėjo išsigelbėti ir iššokti tiesiai į FIBA Čempionų lygos top 16 etapą, svečiuose nugalėdama Varšuvos Legiją 79-77. Po šios pergalės vilniečiai garantavo savo pirmąją vietą A grupėje dar likus vienam turui. Vilniečiams pasitardavo ir rezultatas kitoje dvikovoje, kur Heidelbergas 20 taškų skirtumų sutriuškino Pantrų Prometėjas. Taip likus vienerioms rungtynėms Rytas prieš kitas A grupės ekipas susikrovė 2 pergalių pranašumą. Prasidedant prieš paskutinį rungtynių minutę atrodė, kad vilniečiams teks kluptelti. Vis dėlto Giedrių Žibėno auklėtiniai susiėmė ir surengė spurtą. Jacobas Smiley metė 2 taškį, Gytis Radzevičius mėgė 3 taškį, o tuomet darbo ėmėsi Jerikas Hardingas pataikęs 2 metimus. Likus 21 sekundė Rytas pirmavo 3 taškais. Vis dėlto rungtynių pabaiga galėjo susiklostyti ir dar blogiau, kadangi paskutinėmis sekundėmis Andžėjus Pluta išprovokavo Igno Sargiūno pražangą atakuodamas iš labai tolimo atstumo. Tikslą pasiekė 2 iš 3 baudų metimų. O prie baudų metimo linijos stojas Gytis Masiulis tyčia prametė antrąjį baudos metimą ir nepaliko varžovams laiko išsigelbėti. Paskutinės Čempionų lygos grupės rungtynes vilniečiai žais išvykoje su Pantrų klubu, o mes keliaujame prie Europos taurės reikalų. Rungtynes su Saloniku Aris klubu Klaipėdos Neptūnas pradėjo trankiai. Tačiau persvaros neišlaikė ir galiausiai pralaimėjo savo varžovams po atkaklios kovos. Pirmojo kėlinio pabaigoje klaipėdiečiai džiaugiasi 2ženklių skirtumų. Vis dėlto ši akimirka buvo labai trumpa. Svečiai iš Graikijos atsitiesė ir po spurto 16-4 išlygino rezultatą jau antrajame kėlinyje. Trečiojo kėlinio metu Aris surengė įspūdingą spurtą 16-0 ir po jo svečiai susikrovė 17 taškų persvarą. Neptūnas dar kartą demonstravo charakterį ir likus minutei priartėjo iki 3 taškų, vis dėlto varžovai smėgė 3 taškį ir taip nulėmė rungtynių baigtį. Geriausią sezono susitikimą Europos taurėje sužaidė Neptūno latvis Richas Lomašs, pelnęs 26 taškus, atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus, tuo metu Salonikų ekipoje žaidžiantis lietuvis Arnoldas Kulboka per 29 minutės surinko 11 taškų. Tuo metu Panevėžio krepšininkai trečiadienį laikė egzaminą Graikijoje ir pagaliau iškovojo pergalę po 6 iš eilės nelaimėtų rungtynių serijos. Panevėžiečiai 79-72 įveikė Atėnų Panionijos. Vis dėlto ši pergalė turi ir neigiamą priežastį. Dėl traumos rungtynių nebaigė kapitonas Vytenis Lipkevičius. O rezultatyviausiai Lietkabelio gretose žaidė Džemalas Morisas, pelnė 16 taškų, 14 pridėjo Kristianas Kiulimaja, Augustino Rubito kraityje 12 taškų ir 8 atkovoti kamuoliai. Beje, po šių rungtynių 15 min žurnalistas Rokas Pakėnas paskelbė, kad Nedano Čianako auklėtiniai rado pabaidą minėtam krepšininkui, vietoj Augustino Rubito į Panevėžį sugrįžta Vardvaisas Aibakas, su kuriuo buvo įsiskirta prieš oficialių kovų pradžią. Kitas rungtynes Europos taurėje abi Lietuvos komandos žais gruodžio pradžioje. Po neįtikėtinai dramatiškos kovos Kauno Žalgiris buvo priverstas iškelti baltą vėliavą Madride, kur 90-90 nusileido vietos Real komandai ir patyrė jau 3 pralaimėjimą iš eilės Eurolygoje. Kauniečiai neišgelbėjo net ir fantastiškas Silveno Francisko pasirodymas. Jis pralaimėjusiems pelnė net 33 taškus, taip kartodamas asmeninį karjeros rekordą. Negana to, jis pridėjo 11 rezultatyvių perdavimų, tai karjeros rekordas. Dar vieną rekordą jis pasiekė, kalbant apie naudingumo balus. Jis šioje dvikovoje surinko net 37 balus. 19 taškų kauniečiams pelnė Ąžuolas Tubelis, o 11 Dastinas Lyva. Trečiasis pralaimėjimas iš eilės Žalgirį dar labiau bus smukdė turnyro lentelėje. Nuo lyderio Tel Avivo Hapoel klubo kauniečiai atsilieka 2 pergalėmis. Kitą savaitę kauniečiai žais paskutinėsias rungtynes iki FIBA lango ir namuose priims Vitorijos Baskoniją. O šiandien atsisveikinu su jumis. Dėkui už dėmesį. Iki.